Čia tiesiog net ne sporto renginys, čia yra vakarėlis, čia yra bendruomenė, čia yra praktiškai keičiamas miesto ir žmonių veidas. Šiemet mes visus rekordus sumušėm. Daugiausia moterų iš viso dalyvavo, kiek yra dalyvavę. Mano pirmas yra Minam 100. Tai čia labai svarbus renginys, manau, bus. Gali bet kokiame amžiuje, bet kokios fizinės parengties moteris minti. Prieš mėnesį pradėjau minti ir tai buvo iššūkis man. Čia labai gerai. Puikiai. Mano dukra numynė 100 kilometrų pirmą kartą gyvenime. Merginos vis dėlto susibūrė į tą bendrystę ir jos nors skirtingų lygių, bet jos visos atmynė kartu. Po kiekvieno tokio numinto 100 atsiranda naujų draugų. Virš 40, sako, jau tavo traukinys nuvažiavo, bet yra dviratis visą laiką. Tai ne veltui sako, kad moteris išgelbės pasaulį. Vardan kilnaus tikslo, vardan vaikų, vardan saugesnio dviračių sporto, tikrai dar ne vienas 100. Mes surinktus labdaros pinigus visus skiriame vaikams. Nupirksime Garmino radarus. Tikimės, kad tai šiek tiek sukels vairuotojų lenkiančių, padidins jų atsakomybės lygį. Vienas malonumas, kai yra padedi kitiems, kadangi yra labdaringas renginys, o kitas malonumas yra, kai, tokia bendrystė, toksai būris moterų, toksai kaifas raminti čia. Kai jau mini labai sunku, bet kai grįžti, tai toks euforija. Išvažiavau, nieko nesitikėjau, bet kai supratau, kad liko 1 kilometras, pradėjau verkti ir negaliu sustoti. Tas yra superinis palaikymas, superinė pagalba, iš tikrųjų, super. Dabar jau kiekvienais metais dabar jau teks. Dviratis yra toks lengvas kelias į laimę. Linkiu jums atrasti visiškai naują gyvenimo etapą. Minsiu kitais metais ir kiek dar bus kartų, tol minsiu.